Internete radau, kad iš Pringles traškučių nėra įmanoma pastatyti apvalaus tokio, kaip čia pasakyti, tokio apskritulio tokio. Nu, aš čia dabar uždėjau, kol bandžiau prisiminti tuos visus paveiksliukus, tai jūs suprantate, apie ką aš kalbu. O aš, būdamas architektas, tikrai galiu pasakyti, kad įmanoma. Ir šiandien bandysiu tą padaryti, nes ateina svečiai pas mane ir aš noriu juos nustebinti ir pateikti traškučius ne tiesiog paprastam įpakavime, o gražiai pastatytame, nu, tam apvaliam statinį. Kaip nesiseka. O kad sektųsi tau, jeigu esi pildikas, atsisiųsk Pildik appsą. Žiauriai patogu, galėsi matyti, kiek liko sąskaitoje pinigų, per ten užsisakinėti ir tvarkyti savo turimus planus ir, aišku, labai greitai pasipildyti sąskaitą. Žiauriai patogu, tiesiog nueik į savo Apple App Store, Google Play Store arba Huawei Store. Visur yra. Nu ką, tai bandom dabar pastatyti tą apvalų pastatą iš Pringles traškučių. Turiu čia keletą dėžučių. Aš manau, pradėsim nuo Original. Aš nežinau, kiek man jų turėtų reikėti, kad pastatyti šitą pastatą. Mačiau tik tokią kaip stato, bet neįsivaizduoju, kokią techniką reikia naudoti. Tai tiesiog, va, pasiemu keletą traškučių ir pradedam. Aha. Tikslas yra pastatyti, kad stovėtų pastatas ir traškučiai sueitų aplinkui ir užsibaigtų kažkur čia, ne, kad liestusi. Gerai, nu tai čia nėra labai sunku atrodo, žiūrėk. Bim, ir statai taip. Ir čia tiesiog taip užkišinėjai. Manau, kad čia nebus daug bėdos. Nu, vieną paragavimui vis tiek reikia. Komentaruose iškart galit parašyti, koks jūsų mėgstamiausias šitų traškučių skonis. Unpopular opinion, man Original visai patinka. Ir patinka dar su grybais. Dabar grybų heiteriai komentaruose. Su grybais? Aš nekenčiu grybų. Kaip tu gali mėgti grybus? Two types of people. Tie, kurie mėgsta grybus ir tie, kurie nekenčia tiesiog. Gerai, žiūrėkit. Neblogai kol kas sekasi. Aš noriu, kad jis eitų į viršų va taip, o jis man eina į šonus. Tai kokio čia dydžio bus tas statinys? Oh, no. Nu, pala, restart. Vieną čia paimu, padedu šitą per vidurį. Ne? Gerai gaunas. Tada dedu čia ir padedu šitą, kad sustiprint. Ir tą patį darau kitoj pusėje. Hop, hop. Čia žinokit, jeigu dabar žiūri koks nors tikras pastatų inžinierius, tai žinokit, va, iš metalo atspausdinat šitus dalykus ir gali statyti pastatus. Primena taip pat tikras pastatas. Realybėj. Jaučiu jau kažkur yra. Nu va, kaip gražiai atrodo. Liko tik tai dar viskas. Ok. Čia įdedu šitą. Labai didelis tarpas, tai kažkaip reikia jį užpildyti man. Ir tą patį kitoj pusėje tada iš karto. Ne. Oh no. Čia visai geras progresas buvo. Pala, o jeigu šitą ištrauksiu? Man šitų net nereikia. Ne, čia reikia kažkokią taktiką sugalvoti, nes čia aš tiesiog dedu į vieną vietą tos traškučius. Aš va tiek galiu pastatyti, o kaip man ištraukti, kad į viršų eitų? Žiūrėk. Opa, dabar man tą patį reikia šitoj pusėje padaryti. Žiūrėk. Oh no. Pala, nenukris. Galėtų būti pasaulio rekordas šito dalyko. Ant greičio daryti. Vieną paragaujam. Ne, palauk. Nu, iš mano pusės tai labai gražiai atrodo. Apsuksiu. Va. Kodėl jis toks šonu? Negerai. Reikia, kad eitų tiesiai. Ne. Iš naujo. Lema, negalvau, kad čia taip ilgai užtruks. Kokias 10 minučių kol kas dar tik darau. Negalvau, kad čia taip ilgai užtruks. Dabar esu daugiau suvalgęs negu pastatęs. Reikia daryti viską simetriškai. Jeigu čia padedi, prilaikai, padedi čia, prilaikai, padedi čia, prilaikai, padedi čia, prilaikai, padedi čia. Nu, bet žinot, kas yra blogai? Kad dabar su šita taktika man tiesiog statosi viskas į viršų, bet nesidaro lankas. Kaip man lanką padaryti? Vis dėlto gal netoks aš ir architektas. Gal čia galiu kažkaip įdėti. Opa! Bet o kaip man taip sutvirtint, kad čia būtų tvirta? Reikia daugiau čipsų. O gal čia tikrai neįmanoma ir jie visi naudoja klijus? Gal iš kortų geriau namelį padaryti? Daug lengviau būtų. Bet kol kas progresas tai yra visai geras. Bliam, iš Pringlesų pastatą darau. Lauke toks geras oras, aš iš čipsų pastatą darau. Tikiuosi nieks neįeis namo dabar. Dėjimą pamatytų. Ką tu čia darai? Ne. Čia jau per blogai. Per daug čia čipsų. Visai daug padarėm. Bet tik paliečiu viskas, vup, į vidų. Matai čia kaip atsidaro. Ir tada čia, žiūrėk. Kaip padaryti?
Įdomu, su kiek mažiausiai čipsų galima šitą padaryti dalyką. Su kiek mažiausiai traškučių. Atsimenu, lietuvių mokytoja ant manęs pyko. Kokie čipsai čia traškučiai? O, ne, please. Palačia, viskas pataisoma. Nothing to worry about. Ne. Viskas gerai. Gerai, dabar čia labai daug yra, o čia yra labai nedaug, viskas susigrūdė. Bet čia gal nėra blogas dalykas, nes čia tada jisai gaunasi tvirtesnis ir geriau laikosi. Ane? Ane? Kieno aš čia klausiu, ane? Savęs. Taip, Andriau, tikrai tvirčiau laikosi dabar. Bet šiaip ir šitaip gerai atrodo. Žiūrėk. Oh my god, dar tiek daug nebuvom įveikę. Ne. Surgiai. Nu, man realiai trūksta labai nedaug. Kaip padaryti? Opa, reikia sustiprinti kraštus. Jis biškai išsitiesino dabar. Nieko, all good. Palauk. Aš tik paliečiu ir jis mažėja. Žiūrėk. Žiūrėkit. Realiai trūksta 2 traškučių, kad susijungtų. Bet ar šita konstrukcija išlaikys mano 2 traškučius, kuriuos noriu čia uždėti? I don't think so. Šitas labai silpnai laikos. Aš jaučiuosi kaip žaisdamas džengą, bet atvirkščiai. Man reikia neištraukti, o įdėt, kad neiškristų. Oh. Gal ir gerai. Dabar reikia jau daugiau negu 2. Kaip šitą sustiprinti? Atradau taktiką. Pala, o tai jeigu aš čia tiesiog uždėsiu? Ne! Jeigu aš čia tiesiog uždėsiu? Oh no! Man, aš beveik buvau padaręs. Dabar iš naujo, tiek. Karočią. Man ten visai gerai sekės, bet kažkokią nesąmonę sugalvojau. Gal reikia klijų? Manau, kad tikrai įmanoma padaryti. Tiesiog taip. Building, Pringles, circle. So the key at the beginning, I think, is to get a strong base. Let's build a strong base. Sako, kad reikia stiprų pagrindą pasidaryti. Nu čia kaip visur gyvenime, žinai. Prieš tai dariau belia kaip, dabar turiu tokią taktiką. Dedu po 2 ir tada su vienu uždengiu. 2 iš šonų ir 1 per vidurį. 2 iš šonų, 1 per vidurį. Su šitą taktiką čipsai labai nedaug eina į šonus. Jie labiau statosi į viršų. O man reikia, kad jie eitų į šonus. Gerai, dabar bandau jau eiti į šonus. Nu pažiūrėkit, kaip dabar tvarkingai palyginus su praeitų kartu. Išsibalansavo. Žiūrėk, reikia čia pridėti. Jeigu čia uždedu. Svarbiausia balansas. Atrodo gražiai, bet nemanau, kad čia labai stipri konstrukcija. Tai manau, kad tiesiog pridėsiu dabar čia iš šonų, kad jinai nenusvirtų į vieną arba į kitą pusę. Ne! Nereikėjo pridėti šonų, nes tiesiog nusvyro į kitą pusę. Pala, gal dar ne viskas prarasta? Palikit bent jau pradžią man tą. Prašau. Nu kaip, gal ir yra kažkas, bet dabar, žinai, toks daužtas pataisytas biški. Sunkiausia yra pats galas, nes čia žiauriai tvirtai stovi, bet kraštai tai ploni. O kaip padaryti storesnius kraštus, tai nežinau. Nes tik bandau padaryti iškart krenta. Visai nedaug trūksta. Žiūrėk. No way. Man atrodo, šitas ant milimetrų telpa. Bet jeigu padėsiu, nežinau, ar nenukris. Rizikuot ar ne? Pala, ką daryti? Jeigu dabar nukris... Gerai, nebetelpa. Nebetelpa. Viskas gerai. Oh my god. Dabar tikrai tilps. Sustiprinimas. Pala. No way. Nu to. Nu, užsibaigė ratas. Čia šiek tiek matosi. Ne! Aš nes...
Norėjau nufilmuoti su telefonu iš čia. Pala, bet čia nedaug nukrito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 čipsai tik tai nukrito. Tuoj atstatysim, viskas gerai. Dar thumbnailą reikia padaryti būtinai. Ai, ir čia buvo lygiai vienas pakelis. Nu, ir dar kiek aš suvalgiau. Tai realiai, aš galvoju, kad reikės daugiau. Aš nusipirkau 4 pakelius. Iš vieno įmanoma padaryti. Ir dar šiek tiek suvalgyti. Nu gerai, iš vieno nebeįmanoma padaryti. Taste test. Oho, koks oranžinis. Ne, čia dabar visiškai spalva skirsis. Blemba, čia į šoną eina. Gali neiti į šoną. Mano struktūra kreiva. Tai labai prieskoniuoti čipsai. O dieve, koks kreivumas. O dieve. Aš kuo daugiau lėčiu, jis tuo labiau traukės. Nu tai kaip čia padaryti? Iš naujo. Žodis tvirtas šitam statiny neegzistuoja. Opala! Dar biški. Prašau, nenukrisk. Tiek nedaug trūksta. Dabar, prašau, niekas nejuda ir nekvepuoja. Nekvepuok. Tai taip atrodo. Iš arčiau. Wow. Masterpiece. Žiūrėk, nepanaudojau nei vieno oranžinio. Ir dar liko 3. Dar suvalgiau kokius 10. Oh my god. Čia geriausias dalykas, kurį padariau šiandien. Tokio dizaino galėtų būti tašytė. Čia paėmė. Įmanoma, žinokit. Ir žiūrėkit, viduj gaunasi perfect circle. Jeigu pamatuočiau diametrą, galima būtų sužinoti, kokiu kampu yra išlenktas Pringleso čipsas. POV tų talžūno svečias. Sveiki. O, kaip gražiai papuoštas stalas. Ir čia toks. Wow. Žiūrėkit, ir kaip gerai laikosi. Ir jau kalbu, ir garsiai kalbu, ir nenukrenta. Thumbnail. Kaip gerai laikos, wow. Gal dar sustiprinimą padėt. O kam jis reikalingas, jeigu laikos gerai? Tai va, įmanoma pastatyti. Pabandykit pastatyti namuose ir jūs. Parašykit komentaruose, kaip sekėsi. Nes man iš tikrųjų sekės ganėtinai sunkiai. Nežinau, kiek laiko užtrukau, bet man atrodo virš valandos. Arba kažkur apie valandą. Laukiu, kol nukris ir nenukrenta. Šiek tiek nervų kainavo. Gerai, uždėsiu vieną pastiprinimą. Prašau. O dieve, čia kiek dar... Čia gali... Nieko. Nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą. Su jumis buvo aš, Andrius Talžūnas. Viso gero. Beisas koks stiprus, galiu pakelt.